Sveiki, brangus radio klausytojai. Laida Aukso vidurys ir aš Egidijus Stankevičius. Šiandien kviečiu jūs į kelionę, kuri neturi vienos krypties. Nuo rytų iki vakarų, nuo šiandienos atgal iki ledynmečio. Nuo demokratijos gimimo iki mito, kuris ją tyliai lydi. Nuo religijos atskirimo nuo politikos iki akimirkų, kai jos buvo neatskiriamos. Tai kelionė ne per datas, o per mąstymą. Kviečiu jūs į minties paiešką, nes tik tada, kai ieškome, kartais kažką randame. O kiekviena tikra paieška prasideda ne nuo atsakymų, o nuo svajonės. Nes viskas, kas kada nors buvo sukurta, pirmiausia kažkam pasirodė neįmanoma. Nebijokime svajoti, ne todėl, kad svajonės visada teisios, bet todėl, kad be jų mintis tampa sterili. Tačiau svajonė be minties lieka migla. Todėl šioje laidoje ieškosime ribos tarp įkvėpimo ir atsakomybės, tarp vaizduotės ir veiksmų. Sudėtingus dalykus bandysime aiškinti paprastai, bet nesupaprastintai. Per visą savo istoriją žmonija balansavo tarp dviejų kraštutinumų – laisvos minties ir ją įrėminančios religijos. Ir kai tik atsiranda rėmai, atsiranda ir tie, kurie nori per juos valdyti. Kartais laisva mintis pati tampa dogma. Kartais religija netikėtai atgauna kvėpavimą ir vėl tampa klausimo, ne įsakymo. Kas nutinka, kai filosofas tampa pranašu? Kas nutinka, kai tikėjimas pradeda bijoti klausimų? Ir kodėl kartais būtent abejonė išgelbsti tiesą? Aukso vidurys nėra laida apie tai, kas buvo teisus. Tai bandymas suprasti, kaip žmonės skirtingais laikais galėjo galvoti. Kodėl tam tikrais momentais atsirado pranašai, filosofai, mistikai ir poetai. Kodėl vienais laikotarpiais žmonija statė šventyklas, o kitais jas griovė. Ir kodėl kartais griuvėsiai tapo derlingesni už pamatus. Ši laida gimsta iš prielaidos, kad žmogaus mąstymo istorija nėra tiesi pažangos linija. Tai pulsavimas, įkvėpimas ir iškvėpimas, tikėjimas ir abejonė, tvarka ir maištas, mitas ir refleksija. Todėl šiandien mes neanalizuojame vienos temos. Šiandien kartu aptarsime viso šio ciklo žemėlapį, kad žinotume, kur einame ir galbūt, ko bijome paklausti. Gyvename laikotarpyje, kai informacijos daugiau nei bet kada, bet orientyrų su kiekviena diena mažėja. Religija daugeliui tapo arba politiniu įrankiu, arba folkloru, filosofija akademiniu žaidimu. O laisva mintis labai dažnai virsta dar viena ideologija, dar vienu pritaikymu interesams. Žmogus šiandien paveldėjo visą žmonijos mąstymo istoriją, bet retai turi galimybę ją pamatyti kaip visumą. Mes žinome atskiras pavardes, bet nematome, kokiomis sąlygomis jos atsirado, kodėl jos veikia vienokiu ar kitokiu būdu. Aukso vidurys siūlo lėtą pasakojimą, kuriame religija, filosofija, mokslas ir menas kalbasi ne kaip priešai, o kaip skirtingo žmogaus pastangos suprasti tą patį klausimą. Kas mes esame ir kaip gyventi su tuo? Šiame cikle klausytojas susitiks skirtingų epochų mąstytojus ne kaip nepajudinamą autoritetų panteoną, o kaip savo laiko simptomus, žmonės, per kurios istorija mąstė pati apie save. Sustosime ties Sokratu, kai paprastas klausimas tampa pavojingesnis už ginklą, o mąstymas nusikaltimų valstybei. Tai momentas, kai sąžinė pirmą kartą stoja prieš galią. Pakilsime kartu su Platonu, kai idėja tampa tikresnė už regimą pasaulį, o tikrovė tik šešėlis. Čia gimsta ilgesys absoliutui ir kartu pavojus pabėgti nuo gyvenimo. Grįšime prie žemės su Aristoteliu, kai protas bando susitarti su tikrove, ją klasifikuoti, suprasti, įvardyti. Tai akimirka, kai pasaulis tampa tyrumo objektu, o ne vien paslaptimi. Nersime į vidinį patyrimą kartu su Buda, kai kančia tampa ne prakeiksmu, o pažinimo pradžia. Čia gimsta mintis, kad išsilaisvinimas prasideda ne nuo pasaulio keitimo, bet nuo savęs perpratimo. Ieškosime tvarkos kartu su Konfucijumi, kai moralė tampa svarbesnė už metafiziką.
o teisingas elgesys visuomenės stuburu. Tai mąstymas, kuriame harmonija svarbiau už tiesą. Atsisakysime pertekliaus su Lao Tzu, kai tuštuma tampa keliu, o neveikimas gale. Čia pasaulis nebėra valdomas, jis leidžiamas būti. Pasinersime į vidinę dramą su Augustinu, kai asmeninė kova tampa teologija, o Dievas vidinis balsas kalbantis per nerimą, kaltę ir ilgesį. Diskutuosime su Tomo Akviniečiu, kai tikėjimas bando susitarti su protu, o Dievas tapti logiškai įrodomas. Tai bandymas sutaikyti dangų su universitetu, su mąstymu. Keliausime su Spinoza, kai Dievas ištirpsta gamtoje, o pasaulis tampa viena substancija be centro ir hierarchijos. Čia šventumas persikelia į būtį. Ir galiausiai Nyčė, kai Dievas miršta, bet klausimai lieka. Kai žmogus lieka vienas su laisvė, kuri nebe dovana, o našta. Tad aukso vidurys tai kelionė per šios lūžius, kur filosofija tampa ne atsakymų rinkiniu, o drąsa gyventi be galutinių garantijų. Laidose mes susitiksime su literatūra, ne kaip su grožinė pramoga, o kaip su viena giliausių žmogaus mąstymo formų. Nes kartais poezija pasako daugiau nei traktatai, o romanas daugiau nei visa teologija. Viskas prasideda nuo Homero. Jo pasaulyje dievai dar vaikšto tarp žmonių, kišasi į mūšius, supyksta, pavydi ir myli. Iliada ir Odisėja nėra pasakos, tai bandymas per mitą suprasti likimą, žmogaus drąsą, mirtį ir grįžimą namo. Homeras kalba apie pasaulį, kuriame žmogus dar nėra vienas, bet jau pradeda jausti, kad likimas gali būti negailestingas. Mitas čia ne pabėgimas nuo tikrovės, o būdas ją ištverti. Praėjus šimtmečiams Dantė Alighieri leidžiasi į kelionę, kuri jau vyksta ne per jūras, o per sielą. Dieviškoji komedija. Tai ne tik poema, bet visa viduramžių teologija, parašyta vaizdais. Pragaras, skaistykla ir rojus tampa ne abstrakčiomis savokomis, o patirtimis. Dantė rodo pasaulį, kuriame moralė turi kosminį svorį, o kiekvienas pasirinkimas palieka pėdsaką amžinybėje. Šekspyras šį kosmosą tyliai išardo. Jo herojai gyvena pasaulyje, kuriame Dievas nebekalba aiškiai, o likimas nebeturi veido. Hamletas klausia, bet negauna atsakymo. Karalius Lyras praranda viską, nes per vėlai suprato, kas yra meilė. Šekspyras pirmasis parodo žmogų be metafizinių garantijų, žmogų, kuris turi veikti, nors niekas nežada, kad tai prasminga. Migelis de Cervantesas Saavedra į šią krizę atsako ironija. Don Kichotas gyvena pasaulyje, kuriame senosios vertybės jau nebeveikia, bet naujos dar negimusios. Jo beprotybė tai protestas prieš cinišką tikrovę. Čia literatūra tampa politiniu pareiškimu. Pasaulis gali būti neteisingas, bet žmogus vis dar gali rinktis kilnumą, net jei jis atrodo juokingas. Ir galiausiai Francas Kafka. Jo tekstuose nebėra nei dievų, nei herojų, nei ironijos, kuri gelbėtų. Lieka įstatymas be veido. Kaltė be nusikaltimo, teismas be nuosprendžio. Kafka rašo apie pasaulį, kuriame sistema veikia tobulai, bet niekas nežino kodėl. Tai moderni žmogaus būklė, kurioje prasmė nepaneigiama, ji tiesiog nepasiekiama. Šie autoriai kalbasi tarpusavyje per šimtmečius. Homero dievai nutyla Dantės teologijoje. Dantės visatą suyra Šekspyro dramoje. Šekspyro žmogus klumpa Cervanteso ironijoje, o Kafka parodo, kas lieka, kai ironija nebepadeda. Tad aukso vidurys kviečia į šią kelionę ne tam, kad rastume vieną teisingą atsakymą, bet kad išgirstume, kaip žmogus skirtingais laikais bandė susikalbėti su pasauliu. Kai jis buvo pilnas dievų, kai jis buvo pilnas prasmių ir kai jis tapo pavojingai tylus. Paieškose keliausime per visus mums žinomus istorinius laikotarpius, minties vystymosi paieškose. Ilgai prieš atsirandant miestams, raštui ir filosofams žmogus gyveno pasaulyje, kuris buvo pavojingas ir gyvas. Ledynmečio sąmonė buvo ritualinė, bet ne simbolinė prasme. Ritualas buvo, išgyvenimo technologija. Ugnis, kraujas, gyvūnas, kapas, visa tai nebuvo religija.
o būdas palaikyti ryšį su jėgomis, nuo kurių priklausė gyvybė. Žmogus dar neklausė, kuo tikėti, jis darė tai, kas veikė. Pasaulis buvo pilnas dvasios, bet be teologijos, be tvarkos. O gal tai galime pavadinti ir tvarka, tai ir bandysime aiškintis. Vėliau, maždaug 1-ojo tūkstantmečio prieš mūsų erą viduryje, kažkas pasikeitė. Skirtingose pasaulio vietose žmogus pradėjo ne tik atlikti ritualus, bet ir klausti savęs. Ašiniame amžiuje gimsta sąžinė. Pranašai Izraelyje kalba apie teisingumą, o ne aukas. Buda ieško kančios priežasčių žmogaus viduje. Sokratas klausia, ar gyvenimas be apmąstymo apskritai vertas gyvenimo. Čia religija ir filosofija dar neatsiskiria, bet jų centras persikelia iš visatos į vidų. Kai šis vidinis klausimas tampa per sunkus vienam žmogui, atsiranda struktūra. Viduramžiai kuria tikėjimo sistemą. Dievas tampa ne tik patirtimi, bet ir doktrina. Bažnyčia, teisė, kalendorius, šventės. Visa gyvenimo tvarka persmelkiama teologijos. Tikėjimas ne tik guodžia, bet ir aiškina pasaulį. Tai laikotarpis, kai abejonė laikoma pavojumi, o tiesa saugoma institucijų. Tačiau būtent čia gimsta ir didžiulis intelektinis paveldas – universitetai, scholastika, proto disciplina. Kai sistema ima dusinti, gimsta apšvieta. Protas išlaisvinamas iš teologijos globos ir paskelbiamas aukščiausių teisėjų. Niutono dėsniai, Kanto kritika, Voltero ironija. Visą tai liudija tikėjimą, kad žmogus gali pats suprasti pasaulį be antgamtinių paaiškinimų. Tačiau šis proto triumfas slepia krizę. Prasmė tampa problema, o žmogus mechanizmo dalimi. Apšvieta sukuria modernų pasaulį, bet kartu atveria egzistencinę tuštumą. 20 amžius parodo, kas nutinka, kai religijos vietą užima ideologijos. Tauta, rasė, klasė, pažanga – visa tai tampa naujais absoliutais. Politinės sistemos perima religinę struktūrą, turi savo šventraščius, kankinius, eretikus ir pažadėtą ateitį. Totalitarizmai atskleidžia, kad žmogus negali gyventi be tikėjimo, jei nėra Dievo. Jis susikuria pakaitalus. Tai amžius, kuris nepaneigia religiją, o ją perkelia į pavojingas formas. Ir šiandien mes gyvename tarp šių sluoksnių. Mumise vis dar gyva ritualinė baimė, ašinio amžiaus sąžinė, viduramžių ilgesys tvarkai, apšvietos tikėjimas protu ir 20 amžiaus ideologijų šešėliai. Aukso vidurys gimsta iš šios įtampos. Ne kaip nostalgija praeičiai, bet kaip bandymas sąmoningai gyventi visų šių amžių kryžkelėje. Ilgą laiką žmogus pasaulį suvokė per mitą. Mitas nebuvo pasaka, tai buvo viską apimantis aiškinimo būdas, kuriame dievai, gamta ir žmogus dar nebuvo atskirti. Homero epai, šumerų pasakojimai, indų rigveda, visi jie liudija pasaulį, kuriame klausimas kodėl dar neturėjo būti atsakytas, nes pats pasaulis kalbėjo simboliais. Mitas neskyrė tiesos nuo vaizduotės. Jis jas jungė. Tačiau vieną dieną žmogus pradėjo klausti nebe kaip pasaulis veikia, o ar tai tiesa. Ir Graikijoje gimsta logos, mąstymas, kuris reikalauja pagrindimo. Herakleitas kalba apie tvarką, slypinčią kismo viduje, Parmenidas apie būtį, kuri negali kisti. Sokratasgi klausia ne apie kosmosą, o apie žmogų. Logos nesunaikina mito, bet jį išardo, padarydamas jį klausimu. Kai logos tampa per aštrus, kai jis nebesugeba paguosti, atsiranda misticizmas. Indijoje Upanišados, Kinijoje Dao, vakarų pasaulyje Plotinas. Mistikas neneigia proto, bet sako, yra patirtys, kurios viršija kalbą. Tiesa ne tik mąstoma, ji išgyvenama. Čia pasaulis vėl tampa vienis, bet jau nebe naiviai, o per vidinį kelią. Tuo pat metu žmogus ieško, kaip gyventi kasdienybėje. Stoikai, Zenonas, Seneka, Markas Aurelijus siūlo vidinę discipliną. Jei pasaulio neįmanoma kontroliuoti, galima kontroliuoti savo santykį su juo.
Ir stoicizmas, tai filosofija gimusi imperijų nerime, kur laisvė tampa vidinė būsena, o ne politinė teisė. Vėliau, kai krikščionybė susitinka su graikų filosofija, gimsta neoplatonizmas. Plotinas kalba apie vienį, iš kurios sklinda visa būtis. Augustinas perima šią kalbą ir nukreipia ją į vidų. Dievas tampa ne tik kosmoso šaltiniu, visato šaltiniu, bet ir žmogaus gelmės centru. Ir čia mistika ir logos vėl susitinka, bet jau teologijos kalba. Viduramžiais mąstymas įgauna naują formą – scholastika. Tomas Akvinietis bando sutaikyti Aristotelį su apreiškimu. Tikėjimas nebeprieštarauja protui, jis ieško racionalaus pagrindo. Scholastika kuria intelektualinę architektūrą, kurioje kiekvienas klausimas turi savo vietą. Ir tai tikėjimo tvarka, bet ir triumfas. Kai ši sistema ima dusinti, gimsta humanizmas. Renesanso mąstytojai Petrarka, Erasmus grąžina žmogų į centrą, ne kaip nusidėjėlį, o kaip kūrėją. Menas, literatūra, istorija tampa savarankiškomis tiesos formomis. Žmogus vėl tampa matu, bet jau ne visatos, o pats savęs. Iš humanizmo kyla racionalizmas. Dekartas abejoja viskuo, išskyrus patį mąstymą. Protas tampa aukščiausiu arbitru. Spinoza Dievą sutapatina su gamta, Leibnicas kuria pasaulį iš loginių vienetų. Racionalizmas tiki, kad pasaulį galima suprasti, jei jis pakankamai aiškiai aprašytas. Tačiau kai protas susiduria su savo ribomis, atsiranda egzistencializmas. Kierkegaardas kalba apie šuolį į tikėjimą, Nyčė apie vertybių griūtį, Sartresas apie laisvę be garantijų. Tiesa nebėra universali struktūra, ji tampa asmeninė drama. Žmogus lieka vienas su savo pasirinkimais. Galiausiai ateina postmodernizmas. Jis nekuria naujos sistemos, o klausia, kodėl mes taip norime sistemų. Foucaultas, Derrida, Lyotardas rodo, kad kiekviena tiesa turi savo galios struktūrą. Didieji pasakojimai skyla, lieka fragmentai, ironija, daugybė balsų. Ir vis dėlto ši grandinė nėra griūtis, tai pulsavimas. Mitas grįžta mene, mistika psichologijoje, stoicizmas savipagalbos knygose, logos moksle. Tad laida Aukso vidurys gimsta būtent čia, suvokiant, kad nė viena kryptis nėra galutinė, bet kiekviena buvo būtina, kad žmogus galėtų toliau mąstyti. Laidose prisiminsime vaikystę, kur Herodotas savo kelionėse pasakos apie Klėją, Egiptą, Taliją ir visą Aziją, kur Tukididas kalbės apie istoriją be dievų, Ibn Chaldūnas išdėstys civilizacijų ciklą. Pažinsime daugybę kitų asmenybių, apie kurias tikiu kils noras ir papildomai pasiskaityti. Galiausiai užsuksime suprasti iššūkio ir atsako teoriją pas Arnoldą Toynbee. Ir žinoma, šiukštu negalime aplenkti filosofų ir rašytojo Mircea Eliade ir netgi nuodėmė nesusipažinti su jo sudaryta šventumo struktūra. Tad pažinkime šį pasaulį giliau. Ne tik tokį, koks jis mums pateikiamas šiandien, bet tokį, koks jis gimė. Ne tik tai, kas tapo įprasta, bet ir tai, kaip ir iš ko tai atsirado. Nes kartais vienas radinys pakeičia visą pasakojimą, o viena iškasta siena sugriauna šimtmečius puoselėtą teoriją. Susitiksime su Heinrichu Šlymanu, žmogumi, kuris patikėjo, kad mitas gali būti žemėlapis. Troja jo rankose tapo ne pasaka, o faktu, priversdama pasaulį iš naujo paklausti, gal mitai nėra išgalvoti, o tiesiog užkoduoti. Nusileisime į Egipto tylą kartu su Hovardu Carteriu, kai atverta Tutanchamono kapavietė parodo, kad mirties kultas buvo ne pabaiga, o gyvenimo tęsinys kitų pavidalų. Egiptas čia kalba apie civilizaciją, kuri mirtį suprato geriau nei mes gyvenimą. Atrasime kitokią Europą su Marija Gimbutienė prieš karingas imperijas, prieš patriarchalinę tvarką
Jos senoji Europa kviečia į pasaulį, kuriame centras buvo ne valdžia, o gyvybė, ne ginklas, o simbolis. Įžengsime į dvigubą kalną su Jamesu Mellartu, kur miestas egzistavo be rūmų, be šventyklų centro, be valdovų. Čia religija nebuvo institucija, ji buvo gyvenimo dalis, įrašyta į sienas, grindis ir kasdienius ritualus. Ir galiausia Göbekli Tepe verčiasi kaip pilvotas kalnas 12 000 metų senumo. Tai reiškia senesnis už Egipto piramidės apie 7 000 metų. Senesnis už Stonehenge apie 6 000 metų. Pastatyta dar iki žemdirbystės miestų ir rašto. Šventykla be civilizacijos, monumentai be miesto, tikėjimas atsiradęs anksčiau nei žemdirbystė, anksčiau nei valstybė, anksčiau nei istorija, kurią buvome pratę pasakoti. Tai vieta, kuri priverčia paklausti, gal ne civilizacija sukūrė religiją, o religija civilizacija. Laida Aukso vidurys kviečia į šios klausimus ne tam, kad pateiktų galutinį atsakymą, bet kad parodytų, kad pasaulis vis dar slepia daugiau, nei esame pasiruošę pripažinti. Visa tai nėra enciklopedija. Tai bandymas parodyti, kaip idėjos gimsta, pavargsta ir vėl atgimsta. Šioje laidoje nerasite paruoštų atsakymų rinkinio. Vietoje to gausite mąstymo orientyrus, kryptis, kurios padeda mintims įgyti daugiau erdvės, gylio ir patirties. Čia lavinsime gebėjimą atskirti tikėjimą nuo ideologijos, vidinį santykį su prasme nuo sistemų, kurios siekia ją valdyti. Suprasime, kodėl laisva mintis taip dažnai pati virsta nauja dogma ir kaip net geriausios idėjos praranda gyvybę, kai nustoja būti klausimu. Ugdysime istorinį jautrumą, gebėjimą matyti praeities žmonės ne kaip naivius ar atsilikusius, o kaip gyvenusius kitokiame pasaulyje, su kitomis baimėmis, viltimis ir atsakomybėmis. Laida Aukso vidurys – tai laida, kuri nemoko, o lydi. Neverčia apsispręsti, o padeda matyti ir neuždaro temą, o palieka ją atvirą mąstymui. Tai laida apie mintį, kuri keičia ne pasaulį iš karto, o žmogų iš vidaus. Jis skirta tiems, kurie nori suprasti, kodėl visais laikais žmogus kūrė dievus, filosofijas, įstatymus ir poeziją, o galiausia pradėjo šaržuoti pats save literatūroje. Ir kodėl nei viena iš šių formų niekada nebuvo galutinė. Žmogui visada kažko trūko. Ir būtent iš to trūkumo gimė judėjimas, svajonė, mintis, veiksmas. Vidinis pašaukimas kurti niekada neleido sustoti, net tada, kai atrodė, jog viskas jau pasakyta. Amerikiečių poetas Carl Sandburg primena paprastą, bet nepatogią tiesą. Nėra nieko, kas įvyktų, jeigu pirmiausia nesvajotume. Medicinos mokslininkas John Salkas papildo šią mintį, sakydamas, kad viltis glūdi ne rutinoje, o vaizduotėje ir drąsoje tų, kurie išdrįsta savo svajonės paversti tikrovę. Čia indų mokslininkas Abdul Kalam primena procesą. Svajonės virsta mintimis, o mintys veiksmais. Svajonė čia nėra pabėgimas, ji yra pradžia. O Karlas Gustavas Jungas perspėja, visi miegame sapne, bet ne visi sapnuojame sąmoningai. Vidinis pasaulis turi savo logiką ir anksčiau ar vėliau ji prasiveržia į tikrovę. Todėl laida Aukso vidurys nėra kompromisas. Tai įtampa tarp kraštutinumų, kurioje gimsta gyva mintis. Nesaugi, nepatogi, bet reikalinga. Brangus radijo klausytojai, tad įsitaisykime patogiai, pasidarykime karštos arbatos puodelį, pasiimkime bloknotą, ne faktams, o mintims, kurios liks. Ir leiskimės į paiešką ten, kur akis dar neregėjo, ausis negirdėjo pirmųjų muzikos formų, o skonis dar nepažino tokio patiekalo. Kelionė prasideda čia. Palieku jus laukti sekančios laidos.